mielieji, su jumis Jolanta ir kanalas Taro gyvenimo ir meiliai. Ir greitai žiūrime mūsų savaitgalį. 2025 m. rugpjūčio 23-24 dienos, šeštadienis, sekmadienis. Taigi, mielieji, darbo savaitę baigiame ir dabar jau atsiduosime kūniškiams ir dvasiniams malonumams. Taip reiktų pasakyti. Reikia visko reikia. Žmogus ne vien duona sotus, bet ir žodžiu, kuris išeina iš žinančiojo lūpų. Taigi, mėlyji avinukai, ar mes su jumis draugaujame? Šįkart draugaujame. Būtų gerai pažiūrėti po 3 kortikės, ar ne? Mano sistemą pabandykime. Taip, mėlyji jaučiai, koks savaitgalis jums? Žiūrėsime su pasekmių taro, žiūrime. Dvyniukai. Pažiūrėsim ties, kuo nutrūks mūsų video, nes kažko aparatūra pūliuoja. Žodis. Taip, žiūrime vėžiai, šis savaitgalis vėžiukam 3 kortikės. Oi, ką atkreiptim dėmesį reikėtų, dabar jau liūtai. Liūtai, praėjo gimtadieniai, tikiuosi atšventėte labai puikiai. Na ir dabar jau žiūrime mergelės. Mergelės pradėjo sveikinusi su mergelėmis, gerų gimtadienių, sėkmingų, laimingų metų visų jūsų. Ir dabar svarstyklės. Taip, ir dabar jau skorpionai. Taip, savaitgalis, audringas, žavingas savaitgalis skorpionams. Šauliai. Taip, šauliukai ir ožiaragiai. Čia pasidėsime ožiaragiai jūsų kortikės. Vandeniai. Kasgi čia pas jūs šiam savaitgaliui numatyta? Ir žuvys. Dar primenu ir šiaip pasakau, kad šį savaitgalį ir jaunas mėnulis. Jaunas mėnulis tai naujos galimybės. Atsiveria kažkas tam tikroje kiekvieno mūsų gyvenimo srity. Ant pokaladinės kortos buvo, pokaladinė korta buvo pakabintasis ir toliau išlieka pakabintasis. Kažkokia situacija per šią savaitę neišsisprendė ir toliau per šį savaitgalį kabosime, lauksime žinių. Galbūt turime nepabaigtą darbą, galbūt nesulaukėme laiško, nesulaukėme sprendimo, nesulaukėme žmogaus. Žodžiu, kažkas tokio. Taigi, mėlyji avinukai, pas jūs jaunas mėnulis šeštadienį bus 6. būste sveikatos ir darbo, rutininio darbo būste. Taigi, kažkoks rutininis darbas jums garantuotas ateinančias 2 savaitės. Bet tai su naujomis galimybėmis. Už tą darbą jūs gausite pinigėlį arba kažkokią paskatą arba dar kažkas. Kokios kortikės savaitgaliui? Važiuosite. Dar neaišku, kas ten jūsų laukia, bet tikriausiai važiuosite, nes rodo transportas. Kitas dalykas, kažką turite padaryti kažkaip su savo asmenybė, čia jūsų darbas, toks, ką jūs kažkaip mėgstate, sugebate daryti, kažką turėsite padaryti, tokį susikaupti ir padaryti, bet dar nežinote, kaip pavyks. Dar nežinote, ar jums pavyks, gali būti kažkokios povandeninės srovės tokios, gal sveikata, gal kažkas įsimaišys, kažkas sutrukdys ir nepavyks. Bet čia nežinome, kad nepavyks. Čia dar gali būti tokių visokių trukdžių, ar pavyks ar ne. Gali būti, kad pas jūs atvyks arba paskambins, arba kažkaip apsireikš toks žmogus, kurio seniai nematėte, apie kurį nieko nežinote, toks, žinote, toks jums labai brangus, jums šviesus žmogus, toks dėl jo jūs viską galite padaryti. Ir arba jis atvyks, kurio seniai nematėte, arba jūs pagaliau pasiryšite kažkaip apsireikšti pas tokį žmogų, kurio seniai nematėte, apie kurį nuolat galvojate, apie kurį nežinote nieko tikro, jokių tikrų žinių. Tai taip gali būti arba kelionė, arba žinios apie žmogų, arba žinios apie, tokios geros žinios, bet aktyvus savaitgalis, toks aktyvus ir veržlus ir aktyvus ir žodžiu, su žiniom susijęs, su kelionė, su nuotykiais, sakyčiau taip, su nuotykiais, kurie bus pozityvūs. Jeigu jūs kažką darote, turbūt padarysite iki galo, ar tai jums pavyks ir žodžiu,
kažkaip pasidžiaugsite savo darbu, savo kelione, savo skambučiu, savo įvykiais pasidžiaugsite. Galbūt jūs kažkaip nudžiugins vaikai. Jeigu vat vaikų turite, tai avinukai laukite žinių iš vaikų arba nuo tokios moters, kuri yra, tokia jums, tokia jūsų mintyse, kažkur jūsų pasaulyje egzistuoja žmogus, bet jis ne su jumis, jis kažkaip yra jūsų mentalitete, mintyse, galbūt žinote, kad toks yra ir išgirsite kažkokias pozityvias žinias apie tokį žmogų, kurio seniai nematėte. O šiaip, jeigu kažkur reiks važiuoti arba kažkas atsitiks, nedarykite staigių judesių, nedarykite, palaukite, pakentėkite, įsispręs situacija teigiamai, į gerą, jums į gerą, avinukai. Visai geros kortikės, kad nemaišyti padedu čia. Jautukai, pažiūrime jūs. Jautukai, viskas labai puiku, darbas, nedarbas, savaitgalis, koks čia darbas gali būti. Gali būti šventė. Jautukai gali būti, kad vyksite ten, kur susitiksite su giminė galbūt, su broliais seserimis, tėvais. Kažką atšvęsti važiuosite jaučiai. Tokia aktyvus savaitgalis. Šventė. Manyčiau, kad šventė. Tiesiog pozityvios žinios labai tokios. Gal į poilsį kažkokį aktyvų važiuosite, gal kažkur tai, arba pas jūs kažkas atvažiuos. Toksai su vyriškiu, kuris parodys galbūt jums jausmus, tokius susižavėjimą jumis jaučia, susidomėjimą jumis. Pagaliau sulauksite žinių, galbūt iš vaikų ir jūs pakvies vaikai, arba pakvies ten, kur seniai esat buvę, arba vaikai atvažiuos pas jūs. Žodžiu, jaučiai turėsite kažkokį pozityvą. Šiaip visos kortos labai pozityvios jautukai, tai gero jums savaitgalio, iš tikrųjų, emocijos, džiaugsmas ir veikla. Tokia pozityvi veikla numatoma šį savaitgalį jautukams. Gerai. Dvyniai, kas su jumis? Dvyniai labai nori eiti dirbti, bet dar kažkas neleidžia. Dvyniai svajoja, kad jau čia mes, kai užsidegsime, jau kai mes polsime ir tą darysiu dvyniai. Dvyniai kažką planuos kelionę, bet dar nežino, kaip tai pavyks ir ko gero savaitgalį paaiškės, kad kažkas nepavyks, kažkas turės. Ir jūs kažkaip planavote, svajojate, bet tas kažkas, ką jūs planavote, turėjote kažkokį planą, nepavyks dvyniai, nepavyks, ar ne? Gal blogai pasijusite, gal kažkas skaudės, gal kažkaip tai ir teks atsisakyti tų planų, kuriuos suplanavote. Kitai savaitė per savaitgalį susiplanuosite, kad ateityje aš padarysiu ir kažkas 10 kartų nelabai pavyks kažką padaryti. Gal žmogus susirgs, gal jūs susirgsite, gal kažkas negalės kažkur vykti, kažkas negalės tokio atsitikti. Žodžiu, jeigu kas planuoja kitą savaitę pradėti dirbti, tai dar ne, tikrai ne, dar sako ateityje, viskas ateityje. Atsistatykite, atsigulėkite, kaip čia pasakyti, išsilsėkite, atsistatykite, sveikatą, viską atsistatykite, nes dar ateinančią savaitę ko gero ne, nes kortos sako 10 kartų, dar ne. Gerai, mes dabar turime jau vėžius, mėly vėžiukai, yra finansinė krizė vėžiams ir rutininis darbas, kuris padės šiek tiek gauti pinigėlių. Tai pajusite, kad šį savaitgalį jums trūks pinigėlių, trūks galbūt sveikatos, resursų, bet labiau čia su pinigai susiję vėžiukai. Ir turėsite padirbėti, kad kažkiek užsidirbti pinigėlių. Kažkokia tokia uždarbėlė, kam aktualu, šį savaitgalį bus tokia uždarbėlė vėžiai. O kas nedirbsite šį savaitgalį, tai lauksite pinigėlių, kuriuos uždirbote per praėjusią savaitę. Jums dabar kaip ir stokojate, gal ir nestokojate, bet jums atrodo, kad jūs mažai jų turite ir jau kai uždirbote jau per šią savaitę, tai dabar lauksite, kada jums pagaliau išmokės tus pinigėlius. Tai tokios labiau pinigingos nuotaikos ir tokios nelabai, pozityvius. Bet jūs uždirbote ten pinigų, riteris sako, jūs tikrai gausite tos pinigėlius, biškai reikia luktelti tik tai. Gerai, dabar jau žiūrime liūtus. Liūtai nepatenkinti, kad reikės padirbėti. Kažkas prašys dar jūsų į komandą padirbėti, ir tai bus konfliktas, tokia įtampa. O kodėl aš čia turiu daryti kažką savaitgaliu? Ar ne, liūtai nenori savaitgaliu daryti. Kitas dalykas, pas jūs skubiai kažkas atvažiuos ir reikės duoti pinigų arba sumokėti už kažką, tai kažką nusipirkti, galbūt kurjeris atvažiuos per savaitgalį praneš, kad užsisakėte ir dabar prašom susimokėti ir įsigyti, ar ne? Skubios žinios tokios, skubiai turite susiruošti ir tai jums kainuos pinigėlį ir galvojate reikia, nereikia, bet ko gero jums patiks ten, kur važiuojate, ko gero tai bus finansiškai naudinga, gal dovanų gausite.
Gal su kažkuo tai susitarsite naudingai, vat naudinga prasme susitarsite. Va. Nu, tokios įtampos šiek tiek per šį savaitgalį bus, bet viskas apie mintis, konfliktą ir apie kelionės taigi arba darbus taigius, nu ir taip toliau. Mergelės atsiduosite aistrai. Manyčiau, nu, kortas sako, jūs nusipelnėte gyventi geriau, mergelės, va taip, kažkuo užsidegsite kažkokiu, gal tikrai seksualiniai santykiai suaktyvės ir tai jūs nusipelnėte, mergelės, iš tikrųjų. O jeigu ne, tai ko gero, gal mankštelė kokia nauja, gal kokia dieta nauja, gal kažkoks rankdarbis naujas, vat, gal kažką tokio, vat, išvyksite pakeliauti, ar tai su dviračiais, ar su kažkuo, tai taip pat tokie aktyvus veiksmas, toksai per šį savaitgalį. Ir kortas sako, atsiduokite tam aktyviam veiksmui, nes tikriausiai jau jūs pavargote ir jums reikia pasikrauti šiek tiek energijos, nes tie 2 pentakliai, tai žinot, nuo vienos kojos ant kitos kojos, iš vienur gaunu, kitur atiduodu, ir tą darbą turiu padaryti, ir tą darbą turiu padaryti. Tai va, savaitgalį šiek tiek atsipūskite, pažiūrėkite į viską lengviau, mergelis, paprasčiau, gerai, ir jums žadama kažkokia tokia, nu, tokia dvasios ir kūno atgaiva žadama šį savaitgalį mergelėms. Nu, pažiūrėkite. Gal kažkur nulūšite su draugu, su draugais, su drauge, nesvarbu. Tai va, ir dabar mes jau žiūrime, mergelės, buvo dabar svarstyklės. Svarstyklės kažkaip nebūdinga jūsų stichija, labai daug taurių, galbūt dalyvausite vakarėlyje, gal bus išgertukas toksai svarstyklės, va, kažkur arba su drauge, kuri gali būti gimusi vandens ženkle, tai žuvis Vėžys arba Skorpionas. Gali būti, kad jūs dalyvausite tokiam pasisėdėjime, tokiam pasvajojime, galbūt kažką žiūrėsite internete, lyginsite, aptarsite, gal su mama, gal su drauge, gal su sese. Va, ta būtų gerai, tas būtų gerai, va tai būtų gerai, va kaip tą padaryti, ar ne? Tokios emocijos, troškimai, emocijos, svajonės, va, svarstyklės tokie dalykai labiau. Na, va, nu, kad su kompanija tai tikrai jums gresia svarstyklės per šį savaitgalį. Kompanija. 1, 2 ir daugiau, 3 ir daugiau. Gerai. Skorpionai kažkaip jausis labai taip gerai, kažkaip pakylėtai. Vat šeimoje, kažkoks džiaugsmas šeimoje, pagaliau sulauksite to, ko laukite, ar ne? Ir tai jūs kažkaip pakylės, išves iš tokios stagnacijos. Toks galbūt buvo toks laikas skirtas tik tai savo, toks taupimo laikas, taupimo režimas, toks niekam neatsivėriau, niekam neišsipasakojau, nieko nedariau. Ir va dabar skorpionai pajus širdies džiaugsmą šį savaitgalį. Galbūt atvažiuos sūnus, va, pas kažką tai gali būti, gal pas kažką dukra su anūkais atvyks. Skorpionai, gal jūs kažkur vyksite, nu šiek tiek reikės paišlaidauti, bet jūs nelabai norėsite, bet dėl bendro reikalo, kodėlgi ne, manyčiau, kad bus ir 10 taurių ant stalo iš tikrųjų. Man geras savaitgalis, manyčiau, kad su giminaičiais, su giminykščiais, su šeiminykščiais ir su giminaičiais. Ir jūs tikrai busite pagerbtas, paglobotas, pamylėtas ir taip toliau. Šauliukai. Na, šauliai. Vėlgi emocijos nebūdinga jūsų stichija. Na, yra ir lazdų. Tai kai šauliai irgi yra. Šauliai. Kažkas atsivers savo jausmuose, galbūt su kažko pasikalbėsite, iš širdies, taip kažkaip pajusite tokią bendrystę, bet kortas sako neilgai. Ir vėl bus užsisklendimas, ir vėl bus užsidarimas po kiek laiko. Galbūt kažkokia atokvėpio minutė bus su žmogum, atvirumo minutė su žmogum bus, o paskui ir vėl tas pats, jūs vėl užlipsite ant to paties grėblio ir vėl abejosite savo porą arba savo jausmais, arba žmogaus jausmais abejosite. Gali būti, kad prie vyno taurės kažkaip su kažkuo šnektelsite, o paskui ir vėl tos pačios klaidos pasikartos. Nu, va, sakys, ir vėl užlipau ant to paties grėblio, vėl patikėjau žmogum. Na, bet kortas sako, nu, o ką dabar padarysi? Nu, pasitikėk žmogum, pakalbėk su žmogum, atsiverk žmogų, ar ne? Galbūt jam reikia pagalbos, paguodos, išsikalbėjimo, draugystės. Na, va, tokios geros. O kam čia ne pora, tai galbūt vyksite pas tėvus, pas giminaičius, arba susitiksite su broliais seserimis, irgi tokie geros kortos, su draugais. Bet kažkas bus ten tokio, kaip jau kartojasi dažniausiai. Kartais pasikartoja jūsų tuose susitikimuose, pokalbiuose. Ir dabar jau žiūrime ožiaragiai. Ožiaragiai, kokia jūsų stichija? Jūsų stichija. Norisi kažkokiu permainų su žmogum, kuris nuo jūsų yra toks atsitraukęs, atitolinęs, nekreipia jūs dėmesio, arba jūs nemokate jo sudominti, arba jis jūsų nemoka sudominti.
Bet jis žiūri į jus, svarstyklės, jeigu jūs truputėlį pasigręžtumėt ir suteiktumėte šansą tokiam vyriškiui mergaitės, tai tikriausiai jūsų santykiai išsisuktų iš naujo. Jūsų tokia, toks tikrai karalius, kuris yra tikriausiai šalia jūsų, bet šiek tiek jaučiasi pamirštas, užmirštas toksai. Niekas nepaskatina jam atsiverti jausmų, tokių atverti, parodyti jums. Gal su tokiu karaliu kažkur važiuosite. Gal ratas. Kažkur važiuosite ir gal vešite dovanų kažkam, tai dalyvausite kažkokioj skanioj tokioj popietėje arba šventėje, kažkokiam renginį. Šiek tiek paišlaidausite, bet tai jums negrėsia, ko gero, išlaidaus tas karalius, jūs tik tai gražiai pasipuošite ir važiuosite, taip, ožiaragiai. Ožiaragiai vyriškiai, vėlgi, sakyčiau, tas pats, galbūt su tokioj kompanijoje, galbūt kažkoks uždarbėlė kažkokia gali grėsti vyriškiams ožiaragiams. Yra šansas padirbėti, taip sakyčiau, kad su kokiu tai partneriu važiuosite padirbėti, užsidirbti pinigėlių per šį savaitgalį. Šitaip gali būti. Vandeniai. Ir pabaigiu visą ratą. Vandeniai. Šis savaitgalis, kažkoks pasiūlymas, toks bauginantis pasiūlymas, toks kaip ir įdomu būtų, bet ir iš tikrųjų baugu. Kas čia vandeniams dabar, velnias ir bokštas ir 3 lazdos. Vandeniai kažkur yra įtraukti ir nelabai nori dalyvauti tame, bet yra planas, yra pasirašyta kažkokia žodinis susitarimas, ar ką dalyvauti ir tikriausiai reikės dalyvauti. Arba vandeniai kažkas atsitiks. Šį savaitgalį jūs negalėsite sudalyvauti ten, kur planavote. Tikra teisybė vandeniai, pažiūrėkime, ką tas bokštas vandeniams čia su to velniuku žada, ar ne? Kodėl čia toks planų pasikeitimas vandeniai? Kas čia yra? Pasižiūrėkime, ar ne? Velniukas jo kaip ir naudinga, kaip ir įdomu, ir finansiškai galbūt naudinga, ir šiaip įdomu, jis to dar nedarė, nematė. Bet yra kažkoks bus toks permainant planų pasikeitimas. Ką bokštas atims? Bokštas atims, o ką bokštas atneš? Kaip ir pinigai, ką aš žinau, kažkaip tai kaip ir galvojate nevažiuosite, bet paskui važiuosite, ko gero. Iš pradžių galvojate, kad nevažiuosite, neisite, nes bus išlaidos, bet paskui sugalvosite, kad vis dėlto važiuosite ir tikriausiai kviesite taksi ir kažką ir važiuosite. Vyksite ten, kur buvo suplanavę. Taip. Tokie dvasinės tokios moralinės ir intelektualinės supinės gali būti šį savaitgalį. Tai gali būti, kad susimokėsite brangiau, bet vis dėlto nulėksite ten, kur planavote. Žuvytės, kas čia su mumis darosi? Oi, pasakiau taip ir ne kitaip, ar ne? Žuvis labai moralizuotojos tokios jo. Per šį savaitgalį su kažkuo turėsite pokalbį tokį, gal ne konfliktą, bet tiesiog aiškinsitės tiesą. Galbūt aiškinsite santykius su kažkuo iš šeimos narių arba su tokiu vyresniu žmogum, kažkaip kalbėsitės ir reikės kažkokius sprendimus priimti žuvims. Tiesiog pokalbis, vos ne šeimos konsiliumas gali būti su vaikais, galbūt su vaiku, kuris gimė svarstyklių ženkle. Pasikalbėsite, kaip tą darysime toliau, kas čia mūsų šeimoje, kokia ateitis gali būti, ar ne? Tokie pokalbiai. Išsiaiškinimas, kas mums svarbu, kas yra toks prioritetas, kas ne, ką mes galime, ko mes negalime, ką mes galime sau leisti, ko negalime sau leisti, taip pasakyčiau. Kažkoks toks pokalbis, aiškumas, galbūt dokumentai, galbūt darbas, tokia informacija. Labiau informacinis toks laukas. Žinios, pletkai, apkalbos, kalbos, toks dalykas. Galbūt dar kai kurios žuvys dalyvaus kažkokiam rituale, galbūt susijęs su giminaičiais, su vaikais, anūkais, gal kažkokia šventė bus, arba lankysite kažkokią įstaigą, kaip muziejai tokie, kažkokie parkai, muziejai. Bet tai yra, bet kardų tūzas, tai sako kažkoks aiškumas. Gausite informaciją galbūt kažkokią nuo žmogaus, iš kurio laukite informacijos, ir gausite informaciją iš žmogaus, iš kurio, sužinosite, kaip jums elgtis toliau. Kaip jums toliau elgtis. Tai gerai, žuvis. Ir pasižiūrime, kas čia mums visiems šį savaitgalį, kokia čia mūsų prognozė po Lietuvos dangum. Ką čia žada taromams šį savaitgalį? Kaip mums čia visiems, kokie planai?
Viskas gerai, sako, jūs pasiruošę, jūs čia. Tuoj, paskutinė tikra kortelė, taip. Jeigu ilgą laiką nežinojote, kaip pasielgti ir apsisprendėte dėl kažko, nežinojote, kaip pasielgti ir padarėte sprendimą, jūsų sprendimas yra ne tik teisingas, bet ir ekonomiškai naudingas ir paskaičiuotas. Tai jeigu dėl kažko galvojote, kaip man tą padaryti, bet labai norėjote ir jautėte, kad to nori jūsų širdis, darykite savo sprendimus ir tai bus ne tik ekonomiškai naudinga, bet ir moraliai patirsite džiaugsmą, meilę, pilnatvę, pasitenkinimą. Nu, žodžiu, labai geros kortos. Manyčiau, tikrai kažkas kažką naudingo ir gero dėl savęs atras šį savaitgalį. Supras, patirs, pasikalbės, susitaikys. Na, kažkaip ne tik tai džiaugsmingai, bet ir ekonomiškai naudingai bus. Ačiū visiems. Gero savaitgalio.